Modernaus būsto kūrėjai tvirtina, ateities namas – tai energiją taupantis namas. Jis kaip ir protingas žmogus, išorėje išminties nematyti, reikia pažvelgti į vidų. Taip, protingą namą statyti brangiau nei tradicinį, bet vėliau toks namas taupo pinigus ir jame gyventi daug patogiau. Štai 2 tokio būsto pavyzdžiai Lietuvoje. Pirmasis – protingas namas, angliškai smart house. Antrasis – vadinamasis pasyvus namas, be įprastos šildymo sistemos. Taigi, norėdami už šilumą name mokėti mažiau ir turėti daugiau komforto nei kaimynai, apie tai turime pagalvoti jau projektuodami savo būstą. Ypač jei tai pasyvus namas. Tokį pirmąjį šalyje netoli Vilniaus prieš metus pastatė bendrovė Veikmė. Gaila, jo gyventojai filmuoti name neleidžia, tad žvalgomės čia, kur statomi 2 nauji pasyvūs namai su saulės kolektoriais. Jie šildys gyventojams vandenį. Pirmojo pasyvaus namo gyventojai tokio dalyko neturi. Iš viso panaudojant vokiečių ir skandinavų patirtį, šioje vietoje planuojamas 19 pasyvių namų kvartalas. Tie kolektoriai atsiperka per 4-5 metus tikrai. Karštą vandenį ruoš ištisus metus ir žiemą ir vasarą. Žiemą, kada sakykime, mažiau truputį saulės arba ypatingai apsiniaukia, tada įsijungs dujinis katilas papildomai, viskas automatiškai ir pašildys papildomai, kiek truks nuo saulės. Pasyvus sertifikuotas A energinės klasės namas su vidinė apdaila kainuoja 11% daugiau nei čia pat esantis įprasti būstai. Statytojai tvirtina, toks namas labai šiltas, ypač sandarus, taupus ir patogus. Įdomu tai, kad namui šildyti naudojama šiluma, kurią kasdienėje veikloje išskiria patys gyventojai. Yra ir papildomas dujinis šildymas, reguliuojamas pagal kiekvieno poreikius. Dabar jam nereikia jokio šildymo, jam užtenka to, ką jisai išskiria pats ir savo gyvenimą tame pastate. Dabar papildomai nesišildo, kadangi rekuperatorius panaudoja tą šilumą, kuri išeina iš pastato vėdindamas. Oro srautai nesimaišo, išmeta blogą orą, paima šviežią, to blogo oro šilumą panaudoja šviežio oro pašildymui. Rekuperatorius taip pat šildys ir žiemą iki 18 laipsnių. Jeigu nepakaks, įsijungs dujinis katilas. Dujos čia, tai šituose namuose? Dujos, bet dujų šildymas yra pastate tik tai rezervinis. Kada yra dideli šalčiai, tada jis naudojamas. Statant pasyvų namą, svarbu labai gerai jį apšiltinti ir sandarinti visas net mažiausias angas, pro kurias į orą lekia šiluma. Taip pat, kad nebūtų vadinamųjų šalčio tiltų. Pažvelkite, taip šiltinamos tradicinių keraminių plytų namo sienos. Jų šilumos varža čia beveik 2 didesnė nei norma. Tokios sienos sulaiko 2 daugiau šilumos nei įprastame name. Tai va čia yra tai, dėl ko tas namas pasidaro šiltas ir... Taip, ir tas išskirtinumas, tai yra storiau apšiltinta, šiuo atveju 34 cm. O paprastam name būtų per pusę? Akmens vatos, paprastam iki 10 užtektų per akis. Tai tarkim būtų koks storis, toks kažkur tai, ar ne? Vietoj šito būtų toks. Taip pat puikiai dar čia matosi ir sandarumas, kaip yra užsandarinti visi kraštai, čia sumontuotos durys, užsandarinta, kad nebūtų plyšių, kad mes neprarastume šilumos. O pavyzdžiui, visos jau tos angos, kur laidai eina, jos irgi kažkaip ypatingai sandarinamos yra, ar... Užsiklijuos vata iki pat viršaus. Atkreipkite dėmesį, siekiant sutaupyti kuo daugiau energijos, garažas atskirtas nuo gyvenamųjų patalpų, nešildomas, mažiau šiltinamas ir jo stogas. Langai yra ne tik, kad šilti patys, tai yra mažas šilumos laidumas, 0,78 yra rodiklis, bet plus dar juos sumontuoti reikia ypatingai kokybiškai ir ypatingai sandariai, kad neįleistume šalčio ir neišleistume šilumos. Yra biduminė hidroizoliacija klijuojama ir paskiau dar papildomai užtepama, kad bet kokio galimo plyšio nebūtų. Reiškia, nepelys, bus vienoda temperatūra, galės vaikai žaisti ant žemės, nebus skersvėjo, nebus traukimo jokio, gyvent bus vienas malonumas. Išmatuota, pirmasis pasyvus namas 1,5 karto sandaresnis už tradicinį. Energijos čia sunaudojama 4-5 kartus mažiau. Ir dar, netiesa, jog pasyviame name negalima įrengti židinio. Galima, tik reikia papildomai sandarinti kamino sklendes. Beje, dėl ypatingo sandarumo tokie namai puikuojasi ypatinga garso izoliacija, bet vėdinimas išlieka geras. Yra garso izoliacija, kadangi namas yra sandarus,
tai nėra plyšių, nėra angų, nereikia daryti langų, tu gali miegoti patogiai, gali ilsėtis, gali pas save triukšmauti kiek tik nori, net nekenksi aplinkiniams, jokiems kaimynams. Plius tu turėsi puikiausią mikroklimatą, kadangi yra priverstinis vėdinimas per rekuperatorių, kuris taip pat ir panaudoja tavo šilumą, kurią tu išskiri gyvendamas, virdamas valgyti pats žmogus, būdamas jungdamas lemputę, jungdamas televizorių ar kažką tai. O vėdinimas, tai tu visą laiką turi šviežią orą. Iš anksto galvoti apie modernes namo valdymo technologijas, kai namas tik projektuojamas, siūlo galvoti Rutkauskai. Pirmoji Lietuvos šeima jau 1,5 metų gyvenanti protingame name. Į svečius čia vykstame kartu su šio protingo būsto kompiuterinės sistemos kūrėjais, bendrovės Elsis TS atstovais. Kol žmona darbe, sūnus darželyje, vėdinimo sistemų versle dirbantis namo šeimininkas pasakoja, kad taip sutapo, jog vedžiojant komunikacijas po namą, jis išgirdo apie protingo namo valdymo sistemą ir nusprendė ją įsirengti. Protingas namas turėtų būti protingesnis už šeimininkus, nes kad valdyti visus procesus, kurie šiais laikais, pavyzdžiui, ar šildymas laiku, ar vėdinimas, ar elektros kažkoks tai naudojimas, apšvietimų ir taip toliau, žmogus kartais pamiršta, ar mašinos dažniausiai neklysta, žmonės klysta. Ir tos mūsų klaidos kartais kainuojasi, paskui gale mėnesio pažiūrim sąskaitą už elektrą, žiūrim, gal vaikas paliko lempas tenai. O protingas namas priklausomai nuo poreikio žmogaus visą tai reguliuoja. Užtikrina komforto sąlygas, apšvietimo. Kambariuose nematyti protingosios sistemos laidų, visi paslėpti. Matyti tik į jungiklius panašus temperatūros jutikliai ir ventiliacijos grotelės. Leidžiamės į rūsį, kur yra protingojo namo smegenys. Viskas telpa tokioje dėžutėje ir yra valdoma kompiuteriu. Protingo namo sistemos kūrėjai sako, tai unikali sistema, nes šildymui naudojamas ne katilas, o šilumos siurblys. Čia visa valdymo sistema, kompiuteris pagrindinis joje, kontroleris vadinamas taip, visa pagalbinė instaliacija. Žemesnės temperatūros skystis patenka į šilumos siurblį ir šilumos siurblys veikia kaip šaldytuvas, buitinis. Viena dalis šildo, kita šaldo ir koeficientas pasiekiamas kažkur tai 1 kilovatas elektros energijos kažkur tai duoda apie 4 kW šilumos energijos, plius minus. Tai jeigu kaip lygintumėte su kaimynu, kuris neturi tokio šilumos siurblio, tai būtų kokie skaičiai? Dabar, kai dujos pabrango, tai manau, kad jie kokie 40% turbūt brangiau mokės už šildymą. Ši sistema žiemą namus šildo, vasarą vėsina, palaikydama konkrečiose patalpose temperatūrą pagal šeimininkų norus. Kiekvieną zoną mes galim valdyti atskirai ir miegamosios zonos, miegamasis, vaikų kambarys, 1, 2. Šildymas yra dabar visiškai išjungtas, nes tikrai pakanka tos temperatūros, 22-21 laipsnis, miegot norisi biškį vėsiau, bet tos patalpos, kur visi būnam, šildymas yra šiek tiek įjungtas ir atšalus orui šiek tiek pasišildo. Reguliuoti sistemą galite ne tik iš namų kompiuterio, bet ir darbe. Ar grįždami iš kelionės mobiliuoju telefonu, namo galite paprašyti pašildyti kambarius. Iš principo tai turi būti būsto kompiuteris, kaip mes jį paskui pavadiname, būsto kompiuterinė sistema, kuri padėtų žmogui spręsti tokius visokius buitinius klausimus. Stebėti, kas darosi aplinkui, prižiūrėti šildymą, prižiūrėti elektros ūkį, padėti tvarkytis su apšvietimu gatvės, kiemo, atidaryti, uždaryti vartus. Protingoji sistema leidžia reguliuoti apšvietimą, vandentiekį, gali pasirūpinti vėjos laistymu, namų apsauga. Įmanoma netgi įjungti orkaitę, kad grįžę iš darbo rastumėte karštą vakarienę. Žinoma, papildomi patogumai papildomai ir kainuoja. Vien protingos vėdinimo ir šildymo sistemos įdiegimas Mindaugui kainavo apie 10 000 litų. Bet suskaičiavęs, kiek mokėjau už šilumą šalčiausiais žiemos mėnesiais, šeimininkas sako, jis mokėjo beveik 30% mažiau nei tradicinių namų savininkai. Taigi protingas namas yra taupus namas, o valdyti protingąją namo sistemą tikrai nesunku. Prisijungus prie sistemos, ten viskas paprasta, pakeitus temperatūras, kelis praktelėjimai pelė ir viskas. Ir tu užstatai kokią nori temperatūrai. O kaip vasarą be su vėdinimu buvo šią karštąją? Puikiai. Visi kaimynai susirinkdavo alaus išgert. Pažiūrės televizorių. Netgi dingus elektrai protingas namas neišeis iš rikiuotės. Gali gauti, sakykime, pranešimus apie kažkokias tai avarijas, jeigu namuose įvyko, jeigu dingo elektra. Tuomet jūs gautumėt pranešimą, sakykime, į savo
Gali būti pašto dėžutė, gali būti mobilų telefoną pranešimą, kad tavo namuose nėra elektros šiuo metu. Išsijungus elektrai, šildymo sistema neužsiblokuoja, jinai veikia ir toliau, jeigu jinai gali veikti. Tai yra, nėra taip, kad uždaromi visi kraniukai ir namas lieka be šildymo. Jinai ir toliau veiks, tik tai tiek, kad jos nebevaldys niekas. O smagiausia tai, kad protingas namas saugo savo šeimininkus nuo neprotingų poelgių. Temperatūrą galite padidinti tik pamažu. Visas šitą galima privesti taip pat prie energijos taupimo. Čia lygiai taip pat kaip automobilis. Jeigu jūs iš vietos pajudate labai staigiai, jūs suvartojate daug kuro. Tai lygiai taip pat protingas namas, jisai stengiasi daugumą parametrų keisti kiek galima tolygiau. Protingo namo sistemų kūrėjai ir pasyvaus namo statytojai vieningai tvirtina, jų projektai sulaukia vis daugiau dėmesio. Iš tiesų, gal jau laikas ir mums viską išmanantiems apie statybas, norintiems namą statyti tik savo rankomis, neišradinėti dviračio, pasinaudoti specialistų patirtimi. Investuoti į savo namų komfortą ir energijos taupimą. Jau turime galimybių rinktis paprastą namą ar inovacijas. Jų pliusus išpasakojome, o toliau spręskite patys. Investuosite į gudrų namą ar į dar vieną išmanųjį telefoną. Tiek istorijų šiandien, mes susitiksime lygiai po savaitės kitą trečiadienį. Bus kiti įdomūs žmonės, kiti įdomūs pokalbiai. Iki. Tai, žmonės tiesiog nelabai jų pažįsta. Vadina kirus žuvėdram ir čia nieko jau dabar nepadarysi. Rusiškai čiaika, tai yra iš tikrųjų kiras, ne žuvėdra. O kaip žuvėdra rusiškai? Kračka. Kračka. Taip. Aha. Ir seagull angliškai, tai yra kiras. O žuvėdra yra tern.